Visi, mano vardas Greta, pabandysiu su jumis pasidalinti savo įspūdžiais iš šios stovyklos ir ką aš ten nuveikiau. Tai važiavau į šią stovyklą 5 metus iš eilės, gal net daugiau. Išvažiavau iš jo susikrovusi didžiulį bagažą žinių, vokalo pagrindų, lyderystės pagrindų, visko, ko man reikėjo, ko aš tikėjausi, viską gavau ten. Realizavau save visose srityse - šokiuose, dainavime, renginių vedime, žurnalistikoje. Visur, kur norėjau, gavau šansą išbandyti save. Turėjau nuostabiausius vokalo dėstytojus, pradedant Asta Pilipaitė, Kristina Zmailaitė, Edmundas Eilius. Tai buvo tikrai ta komanda, kuri mane mylėjo kaip šeima. Ne tik mane mylėjo, mylėjo visus vaikus ten. Mes visi jautėmės kažkokia dalimi svarbus ten. Jeigu tu nežinai, ko tu nori, jeigu nežinai, kurioj srity tu galėtum būti šauniausias, atvažiuok čia ir išsiaiškinsi. Jeigu esi toksai kaip aš, jeigu nori visko čia ir dabar, tai ši stovykla taip pat būtent tau. Ką turiu aš dabar po šios stovyklos, tai tarptautinį pripažinimą visose užsienio konkursuose, esu daugelio jų nugalėtoja Lietuvoje, galbūt kažkam esu žinoma, kas nežino, tai sužinosit, manau. Taip pat gavau nuostabią galimybę šią vasarą padirbėti su jumis, pabūti jūsų kuratorė. Tai atvažiuokit, susitiksim ir laukiu jūsų. Iki.